diena. Kiekvieną dieną vis artėja puikus renginys Jungtinėje karalystėje, kuris vyks Londone. Žaviausia lietuvė ponia Jungtinėje karalystėje 2012. Iš mūsų bendruomenės Midlands Lithuanian Community, iš mūsų apskrities West Midlando dalyvauja netgi 5 žavios ponios. Ir šiandien aš noriu jas pakalbinti. Labą dieną, mielos ponios. Labą dieną. Pirmas mano klausimas bus, kokį numerį jūs ištraukėte? Aš esu Audronė ir ištraukiau numerį 1. Mano vardas Oksana ir su numeriu gavusi labai įdomi istorija. Mes visos susitarėm atspėti, kokį numerį ištrauks. Ir aš vienintelė atspėjau savo laimingą 7 numerį. O, laiminga esi, mergaitė. Sėkmės tau linkiu šitam konkurse. O apie Audronę aš pasakysiu tiek. Ji ištraukė numerį 1 ir skambina man ir sako, atspėk, kokį numerį aš ištraukiau. Man nebuvo sunku. Be abejo, 1. Toliau mergaitės. Aš galiu vadinti jūs mergaitės. Abejo, mergaičių šnekant. Jo. Toliau aš norėčiau jūsų paklausti, kas paskatino jūs eiti į šį konkursą. Šitiek drąsos jūs turite. Aš nedrįstu eiti į tokius konkursus. Jūs man pasakykite tą paslaptį. Kur yra ta drąsa ir kas paskatino jūs eiti į šį konkursą? Aš nebūsiu kukli ir pasiskatinau pati save. Esu gan aktyvi. Kažkaip neįdomus yra pilkas gyvenimas. Nepatinka man rūškani pikti veidai. Man patinka, kai žmonės šypsosi, linksmi. Ir mano gyvenimo kredo yra būk laiminga šiandien, džiaukis šiandien gyvenimu. Pasiskatinau pati, džiaugiuosi savim ir noriu kitiems parodyti save. O man buvo pasiūlyta mūsų lietuvių bendruomeniai pabandyti save šitame konkurse. Ir aš iš karto panorau dalyvauti. Mano vyras labai mane palaikė, labai apsidžiaugė vaikai. Na štai, atitikau reikalavimus ir buvau atrinkta. Ačiū už atsakymą ir noriu dar truputį papildyti jūsų, galbūt ne kiek atsakymus, bet noriu papildyti apibūdinimą apie jūs. Audronė iš tikrųjų yra labai aktyvi bendruomenės narė, veda renginius ir ji iš tikrųjų labai daug dirba bendruomenės labui ir dalyvauja įvairiuose projektuose, renginiuose. Oksana taip pat yra gana aktyvi mūsų bendruomenės narė. Ji taip pat daug kur padeda, visada atsiliepia, kai paprašai jos pagalbos. Ir man tai džiugu pranešti, nes aš esu bendruomenės pirmininkė ir tai yra mano didelės pagalbininkės. Visos 5 moterys yra puikios pagalbininkės mūsų organizuojamuose renginiuose, taip pat mūsų projektuose. Toliau aš noriu, mergaitės, jūs paklausti, nepaklausti, o tiesiog paprašyti apibūdinti save ir savo šeimą. Na, mano gyvenime yra 2 labai svarbus vyrai. Tai mano sūnus Edgaras ir Renatas. Na, turiu dar šunelį Stelą, kuri mane palydi, mane pasitinka sugrįžtančią. Tokia mano šeima. O aš turiu 3 nuostabius vyrus. Tai mano vyras Valdas, labai džiaugiuosi, kad jį turiu. Taip pat turime 2 nuostabius sūnus, Dominiką ir Federiką. Tokį patį šuniuką kaip ir Audronė, vardu Džiuljeta, ir katinėlį Tedį. Ir dar turiu mamą. Jinai gyvena Lietuvoje, bet jinai mane labai palaiko šitame konkurse, labai serga už mane, balsuoja ir linki, žinoma, sėkmės. Aš linkiu tavo mamai, kai jinai būtų sveika, o nesirgtų už tave. Nes turiu puikią dukrą, labai gražią, labai puikiai atrodančią. Ir tikrai nuostabią mamą, bet aš čia išgirdau, kad jūs turite dar ir po dukrą, ne tik po du sūnus. Tai jūs turite po mergytę Stelą ir Džiuljetą, šitokie puikūs vardai, tai puikios jūsų ir dukrytės. Ir dar noriu paklausti jūsų, jūs vis dėlto drąsios, iš tikrųjų kartojuosi, kad drąsios moterys, jūs einat į konkursą, į tokį rimtą konkursą. Aš noriu paklausti jūsų, ko jūs tikitės iš šito konkurso, kai jis pasibaigs? Na, aš tikiuosi naujų pažinčių, naujų draugysčių galbūt,
Labai svajojau visą gyvenimą užsidėti baroko suknelę, bet niekada nebuvo progos. Pagaliau dabar ta proga yra. Na, galbūt ir po konkurso kažkas bus įdomaus gyvenime. Galbūt kas nors kažką pasiūlys, pavyzdžiui, mūsų dizainerė Daiva, demonstruoti jos nuostabias sukneles. Na, aš tikiuosi, kad mano gyvenimas tikrai pagerės, pagražės, nesutiksiu naujų žmonių, bus naujos pažintys. Aš manau, kad tai puikus konkursas. Jūs manęs tituluotos visada ir būsite. Ir jeigu ir dizainerė Daiva nepasiūlys jums demonstruoti suknelių, aš tikrai pasiūlysiu jums dalyvauti renginiuose. Visada didžiuosios, kad iš mūsų bendruomenės dalyvavo konkurse netgi 5 žavios ponios ir jos visos buvo tikrai žavios ir yra žavios. Ačiū, mergaitės.